Labas, kaip skarelės, panelė. Sveiki. Mes pačios kaip skarelės. Tikrai. Labai, labai gražu. Bet ir šitas patinka jau, ne? Taip, be galo gražu. Jo visas margos įvairias spalvas. Žolynus jau nešat. Taip, jau nešam. Ką savo darželiuose auginot? Šito neauginam. Neauginot, neturit? Čia iš labai senų lietuviškų darželių. Šitas? Šitas. Labai pamirštas. Bet pauostykit, kaip jisai kvepia. Ne, šitas poliamonas, ne. Įdomiai. Labai įdomus kvapas. Krislė. Čia šioksas. Šlioksai. Bet šitas. Taip. Kokios va gražios, ilgauodegės. Koks jų vardas, žinokit, ją šiaip tai senovėj vadino pabrėžinė. Pabrėžinė, žinot, buvo Jurgis Pabrėža, jisai buvo žolininkas, gydytojas ir visus. Čia jau nužydėjo, jinai va. Tai va, bet niekas jos taip nevadino, šiaip vadino ilgauodegę arba pabrėžinę. Todėl, kad kiekvienas darželis turėjo turėti, todėl, kad tai moterų gelbėtojas, moterų žolė, taip sutraukiant kraujavimus ir pribuvėjosi prie gimdymo ir prie visų turėjo, ir jeigu viduriavimas ar apsinuodimas ar ką nors ir vaikam ir viskam, tai taip, kad buvo tikrai labai ir va pamiršta, visiškai pamiršta. Zarėlė irgi pamiršta. Pamirštas reikalas. Laisvai. Va, pažiūrėkit kiek čia, va. Prašom. Aš jums sakė, čia atnešiau mažesnį variantą, bet didesnis tai jisai va toks. Ugniažolės. Taip. Pradedam šnekėtis. Per žolinę. Žolinė puokštė yra privaloma. Kodėl? Todėl, kad jeigu delne nebus puokštės, velnias įbruks savo uodegą. Tai dabar mes visi susirišim po puokštę ir turėsim, ir parsinešim, ir pašventinsim. Puokštė būdavo pradedama daryti nuo stambiausio augalo. Pats pagrindinis visose aukštaičių, žemaičių ir ten kieno norit dzūkų augalas vis dėlto buvo kietis. Sako, be kiečio nepasišventina puokštė. Tai va, kietis būtinas buvo. Tai va, tada ir pradėkit, į centrą dedam kietį. Visi va po šakelę, po kažkiek. Ir vaistas, ir Kiečius, tai dabar jau alergija daugam prirašo. dar tas pats kiečio labai pagal savybės ir pagal viską bitkrės. Tai irgi va, labai dekoratyvi labai viską, tai va galit šalia kiečio dėti ir bitkrėslę. Todėl, kad jinai irgi valanti, antiparazitinė, smilkimam ir viskam apsaugai, tai va, būtinai. O kaip smilkimams, tai ką jie deginti? Deginti, džiovinti. Taip, išdžiūvo puokštė. Puokštės išmesti negalima visus metus. Jie būdavo užšventų paveikslų puša. Jeigu ateina griaustinis, audra, viskas smilkot, už tai kietis būtinas. Pelynas, griebis, kažkas iš Tai va, dabar dar vienas labai augalas, biškį pavyto, pažįstat? Usnis. Tai kas esat iš Žemaitijos? Yra kilimo iš Žemaitijos, tai privaloma. Čia iš jūsų būtinai turi dėti usnis. Usnis simbolizuoja Kristaus kančią. Ir visą laiką žolinių puokštei. O kodėl tik žemaičiaus valgom? Va, kodėl žemaičiai labai mėgo. Gal ir kiti mėgo. Jie labiau tikinti. Gal, bet jie simbolizavo Kristaus kančią. Dabar šitą usnį, kada jau tą žolinės
žolį jau pašventinot ir visą kitą, nešat į dirvą, kišat į dirvą šaknim į viršų, kotų į viršų, kad toj dirvoj nebūtų piktžolių kitais metais. Tai kada čia reikia? Tai tikrai nebus? Kaip pašventinsit. Kaip pašventinsit. Nu, su šaknim, bet žodžiu atvirkščiai. Va šitai pakišat į dirvą, kad neliktų, kad nebūtų kitais metais piktžolių. Tai kas nenori piktžolių, prašau. Aš mažai, gerų daiktų galima pasidalinti. Jo, galim pasidalinti, tai tikrai vakam jeigu mačias piktžolės. Norit. Įkišti, kad nebūtų. Ai, imkit, pasidalinkit. Nu, tai čia tokie pagrindiniai. Dabar dar centre, tai jau čia dzūkų daugiau tradicija būdavo. Net kartai žolinių puokštę jie vadindavo kopūstinę. Todėl, kad centre būdavo kopūstas. Tai arba morka, arba kopūstas, arba vaismedžio, arba kažkas. Tai, nu, čia daug neturiu, bet va kažką tai va galima. Morką galit, važiūrėkit, įsidėkit morką. Čia yra aronija. Čia yra aronija. Va, įsidėkit morką. Įsidėkit morką smagiau. Tai, o ta morka, tai dabar morkas, obuolius, kopūstus, burokėlius, kas būdavo, arba žolinės puokštei, arba net iš viso neždavo, nu, tiesiog kašikiai kur nors šventindavo. Ir tada parėję visai šeimynai išdalindavo, pjaustydavo, išdalindavo. Dabar va čia va jau jūs imat, čia yra laukinė morka. Jeigu jau kartais neturit tikros morkos ir nenorit, ir jau rinka, tai tada dedat laukinę morką. Taip, čia yra va laukinė morka. Ir šiaip tai jinai yra kad morką mes įsivaizduojam oranžinę. Dabar iš tikrųjų jau visokių tų morkų yra. Bet iš tikrųjų ta tikra senovinė morka buvo balta. Čia jau tas išvedė. Žodžiu, padaryta. Dabar nemačiau baltos. Tai va, o iš tikrųjų balta buvo visą laiką. Pašarinė. Visą laiką balta, tai mes dabar vadinam pašarinė, bet jinai yra tikroji. Antras ratas dievai, duonai. Kad turėtume duonos, kad turėtume, tai varpos, kad turėtume duonos, o avižos, kad arkliukai turėtų ką kitais metais ėsti. Ir kad dirbtų, ir kad stiprus būtų. Tai va būtų, kad vežimą trauktų. Tai ir aviža, ir varpas. Tai antras ratas, ir dabar žiūrėkit, kurios ilgos, tai, nu, turiu sekatorių, jeigu kam. Privalomas. Dabar grūdai. Tai grūdai paprastai geriausiai būdavo, kad iš savo, taip jau ir būdavo, kad iš savo lauko. Bet jeigu pašventintus grūdus įsidėsit į piniginę ir nešiositės visus metus, ten bus gausa. Tai va, tai irgi būtina buvo. Dabar dar yra viena taisyklė, tokia, nu, žodžiu, vis tiek darom tas puokštės taip, kaip mes jaučiam, kaip norim, bet bent 9 rūšių augalai ir visų rūšių po 3. Oi, tai čia buvo. Gal tada darykim ne po 3, po kažkiek, bet bent jau 9 turit surinkti. Ir tada eina 2 rūšių augalai, eina sėjami ir nesėjami. Tai būdavo, kad puokštėje būtų ir sėjamų, ir nesėjamų. Rūtelė, žinokit, meiliai. Jeigu rūtelė, kuo daugiau. Taip, ir virkit mylimąjų kumpuriukai. Bet va, bet dabar niekas neaugina tų rūtų. Tai auginama po 3. Ne, tai jinai augalus po 3. Čia va kosmėjos, irgi iš senų lietuviškų darželių. O šitokių tai mačiau. Šitokių tai matau. Kaip va šitie, va, tai čia bulvytės ir reikia iškasti.
O šitie būdavo tikrai prie kiekvieno namo tie geltoni, nes jie atželia ir kas tai reikia, nei nieko. O čia kas per gėris? Čia yra kermėkas. O tai iš to kermėko kokia nauda? Iš to kermėko tai jisai sausom puokštė. Tai žinau, kad puokštė, bet Nežinau, grožį. Nes puokštėje taip turi būti daug spalvų ir turi būti negu 9. gali būti. Čia yra jau nuo 9. Jau nebūtų mažiau. Jos čia 3 po 3, bent jau. Nu, tai šluota kokia bus. bet žinokit, kuo didesnė turi būti. Nebijokit. Žolinių. Tavo atsinešė. Nu va. Jo, ir aš taip galvoju, Iš darželio. Čia mėta. Mėta irgi kad puokštė. Vidras irgi privalomas buvo iš dienų darželio. Tai va būtinai turi būti varpų ir čia aviža. Varpa va šita va, taip? Šita varpa, čia aviža. Bet čia aš kai atėjau, tai iš tos zitelės gulėjau, tai taip atrodė, kad kažkokia tvorelė ar ką daryti. Ai, va, šitus gulėjau, ne? Ir jinai jau padaryta ta tvorelė. Tai mes ją važiuojame po renginius, kur interjero pasigaudžiu. O čia jau pradėjot pinti jau Jo, čia krepšiuką. pradėtas dugnelis jau. Reikia būtinai pamirkyta, ne? Tai jo, nes sausos lūšna reikia neleisti džiūs. Bet čia pas jūs turbūt galima ir užsisakyti, ne, jeigu ką. Galima. Turime internetinį puslapį. Šiaip po mugės važinėjame. O kaip internetinis puslapis vadinasi? Vadinasi Vitelių namai. Vytelių namai. Taip. Aha. Tai va, jeigu kas norės, tai galės paieškoti ir ras, va, tokių va, Šitą paliek. labai stiprių, paprastų ir gražių Jo, labai. grybavimui, va, uogavimui. Net susidėti daiktus yra, va, prašau. Smulkių krepšiukų mažai turiu, nes va, mano gospodinė, va, ranką susilaužė. Oi, Dieve. Sumažėjo mums darbas. Netyčia kažkur tai, ne? O šitą tai jau ir pinit pati, ne, Tai čia? jo. Tai visi kokie smulkesni, tai mano pačios pinta. Ai, va tokie, ne? Va? Jo. Oje. Tai ne už dyką. Ne už dyką ar tuo. Tai labai O man smagu. nieko, aš vidut išleidžiu ją. Ką palėt? Nu pasiskūskit, pasiskūskit. Valdžiai pasiskūskit. Matai kaimą. Nu va, dar ką buvo viena. Matau, operatorius ateina. Wow. Aha. Bet kokia kokybė, kiek metų tarnauja, skaitykit amžinas. Amžinas ponas gal nešiojat mano kažką. Ale tikrai gal pirkti? Nu, anksčiau turbūt nešiodavo, nes Šaliką. mano mama ir, Aha. žinokit, ausdavo. Na, aš kai Šedorių rajone gimiau ir pradėjau aust Kruonio parapiją. Nus posterponas. Tai jūs, Mano Ką? gimtadienis per žolinę. Taigi ryžolė. ar rimtai? Tai A tai čia tikras dalykas. kiek stuktelėjo? Nedaug, Nedaug. pakenčiamai. Mano brolis sakydavo, ponas. Pakenčiamai. Pakenčiamai. Galiu pasigirti. 87 rytoj bus. Valio! Tikrai, kad Ar valio. daug ar mažai? Tikrai, kad valio, Normaliai. žinokit. Ja, tikrai, kad valio. Judėjimas. Judėjimas yra Už tai svarbiausia. dėkavojam Dievuliui, sakom, kad duoda sveikatos. Gražūs darbai mano, galiu pasigirti. Bet čia iš ko čia? Iš Vilnos, ponas. Vilna lietuvių. Jo, oje, šilti. Šilti. Visi. Va čia savo.
Žinokit, aš pasižiūrėjau, va čia tie papuošalai, jie tokie, suprantat, kaip pasakyti, paprasti, bet tiek patraukia savo grožį, tiesiog paprastų grožių, neišpuikinti, neiščiūsninti ten, bet natūra, iš natūralių dalykų, galima sakyti, padaryti, suprantat. Tai va, tai gal kažkiek tai porą žodžių, kaip čia tai pavyksta padaryti. Čia yra autorė, menininkė visų šitų darbų. Kaip pavyksta? Tai žinokit, čia labai sunku pasakyti. Atėjo ta vizija iš kažkur tai, iš aukščiau, prieš 9 metus. Šiaip esu tautodailininkė, keramikė. Bet vardą turbūt... Virginija. Virginija mano vardas. Taip. Taip, ir gyvenau Klaipėdoje ir tiesiog atėjo ta tokia vizija gyvenant prie jūros. Iš akmenukų, iš kriauklių kūriau, iš keramikos, medis, iš visų natūralių tokių medžiagų ir gavosi tokie darbai mano. Žinau, tikrai jaučiasi, dvelkia jūra. Taip, taip. O čia jau tokie, jau irgi mažesni, apyrankės. Apyrankės, čia taip. apyrankės. Taip, čia apyrankės. Šaka iš jūros, va, rasotai. Tiek. Čia mano sesė. Dėkoju. Tai šitie darbai nuo jūros atkeliavo. Aš žiūriu čia ant etikėčių parašyta, suprantat, aviečių, rabarbarų, svarainio, šilaugio, vėl aviečio yra. Dieve, kas čia tokio stebuklingo pristatyta? Tai čia Česlovo vynas yra seniausias vindarys laisvoje Lietuvoje, pradėjo vyną gaminti maždaug 11 metų ir žmogus baigėsi pas Česlovą uogų inžineriją ir gamina pagal aukščiausius prancūziškus standartus. Vyną brandinam 2 metus ąžuolinėse prancūziškose brendžio bačkose. Tai čia turim tokių skonių, dar kitokių būna, juodų serbentų būna, gras, toronį. Pas Česlovas turi vyninę Šilutės rajone. Tai galite užsukti, jis apie vyną daugiau papasakos, parodys. Niekas sutaupys jo. Žiūrėkite, Facebook'e sala ir kokią dieną, rugsėjo 20. Čia norėtų iškėsa? Čia prie vandens bokštų. Sala, nes ten yra 11 forma. Čia bus. Na kaip, panelės, skonis? Dar nespėjom paragauti. Tai paklauskit po poros minučių. O čia saldinta ar taip? Taip pat? Čia saldinta ar šviežia? Ne, čia nėra. Tai čia tikrai iš gilių tikrai? Būtent iš gilių ir viskas mes patys visą darom su žmonėmis. Visas ramtų darbas nuo iki. Ir tai čia šitas pavadinimas va? Ne, tai yra tautinis paveldas, tai 100 metų istorija. Tai čia jūs galima ir rasti pagal tą pavadinimą. Taip. Jeigu norėtų kas nusipirkti. Taip. Čia jūsų daug susirinko, bet visi tokie žolinkai pusiau arba prijaučiantis. Čia bus rimta kalba šiandien. Kokia čia geriau augalą, bitės klauso, sako, ką čia Marius patars. Ar medetkas labiau lankyt, ar anyžnį lofantą gal kokį įsitaisyt, o gal už Nobelio premiją gavusi augalą aplankyt, kur nešliužai neėda. Įsivaizduojat, koks augalas, reiškia, kartusis kietis arba pelynas mūsų, Artemizija absinthium, sugriaužtas, nuželėtas, amarais aplipęs
šalia auga su kitu kiečiu. Na, aišku, čia man draugai davė sodinuką, tai užsiauginau ir aš. O paskui vietinis pataps, kaip su rykštenė mane. Sako, rykštenės dabar naikinkit. Duokint vyrams sušerkit, geriau jau bus bent į naudą, prastatos veiklai, inkstų, žinot. Sako, rykštenės naikint, o kokio vaistažolė, kepenų inkstų veiklai, įsivaizduoja. A mokat pinti tokį krepšelį. Bet ten mokina. Va. Pina dėdė. Čia šitai mano draugai legendiniai. Čia mano senelis mane mokino šitą prieš kokį 30 metų šitam krepšelį yra. Sakė, Mariau, kai sulūž, kas nors atsitiks, tu pasitaisysi ir taip išmoksi pinti krepšelius. Spėkit, per 30 metų, kiek čia matyta bulvių, morkų, agurkų, o paskui žuolelių, kiek čia žmonių pasveikė nuo vaistažolių, kiek čia yra pririmta visko, šaknelių, visko. Nei kart nei sulūžo, nei kas nors prakiūro, nei reikia ją taisyti. Ką daryti dabar? Iš ko čia nupinta? Nu, vat atspėkit. Prieš porą šimtų metų iš vienos tokios įmonės, kuri gamina vaistus, eina, sako, galva skauda, pirštas kraujas, ką dabar daryti, kogi čia man kokią žolelę panaudot. Ir žiūri, kad atsisėdė žolinkas ant kelmelio, griaužia balto gluosnio žievę atsisėdęs. Sako, ką tu čia darai? A, sako, biškai galva skauda, biškai kraujas tirštokas, kažkoks uždegimas yra organizme, sąnariukas skauda. Ar duosi man gabaliuką, tas klausia iš tos įmonės? Duosiu, negaila, taigi žolinkas geros širdies. Davė tą gabaliuką, parsinešė iš tos kompanijos, vienas farmacininkas tokį bul, išvirė tokį ekstraktą, padarė, sako, nieks žievės negriauž, neparduosiu, tai padarė ekstraktą. Bet sako, kad geriau veiktų, tiksliau nukeliautų, pridėsiu acetil grupę prie tos salicilo rūgšties ir gausi acetil salicilo rūgštis, teko girdėti, sako, neparduosim, ilgas pavadinimas, pavadinkime aspirinu. Taigi va, iš aspirino medžio. Iš gluosnės, aišku, čia gluosnės vadinama visa šeima augalų grupių, dažniausiai karklai, žilvičiais, ten krūmus, ne gluosnės jau medžiais. Tai čia tos painiavos botanikoje yra, bet tiesiog visiems daugmaž aišku, gluosnės, kur vaikystė ant tų lianų ir močiutė per langą nelaužykit šakų. O ta močiutė būtų žinojus, kad nuo sąnarių, nuo uždegimo ir aspirino tablečių nereikėtų. Būtų gal taip nešaukus labai. Tai va toks, jeigu paprastas receptas pirmas būtų, tai reiškia 5 kačiukai, nu ne tie, kur laksto, tie nesugrūsi. Kur tau tilps kačiukai? Tokie, kur kabo anksti pavasarį. Nu, būna tokie pukuoti, blinda, tinka ir tie paprastieji pilkieji kačiukai, tokie, žinai, ten karklai, žilvičiai, sakyta. Bet labai skanus yra blindės kačiukai. Ne, tokie 10-15 kačiukų saugusi, va ir... Tokie geltoni. Jo, tokie geltoni, labai faini. Bet tinka ir pilkieji, paprastieji kačiukai. Tai va kačiukų arba 5, 10, 15, 20 kačiukų karštu vandeniu ir palaikom kokį 10 minutėlį ir gerime su sumuštiniu. Medetka. 519 skirtingai biologiškai aktyvių medžiagų galima rasti medetkoje. Ne? Žieduose, lapuose ten gal 200-300, gal 300, taip pat naudojame, dažnai mes pamirštume lapus, aišku, gražiau žiedas, skaniau atrodo, su karotenoidais ir visa kita. O vienas vaikutis darželį sako, mažas žolinkė, o didelis žolinkė, oi mažas žolinkė, nesako. Sako, žiūrėk, mažas morkytės aplink žiedai išdėtos. Tikrai, aš žiūrėjau kaip kažkokį žiedą, terminas, biologinis ar žiedas. O vaikai mato, sako, čia mažos morkytės išdėliotos aplink centrą, va lėkštė, išdėliota morkos. Ir pasižiūrėjau, tikrai morka. O skonis? Grina morka. Šiandien paslaptinga diena, pirmų kartų bus daug. Ko dar gali būti pirmas kartas? Važiuok. Bet taip sėkmingai, jūs iš Suvalkijos, Aukštijos, Žemaitijos ar iš akademijos, iš kur esate? Gal yra kitą paimti, man pagelbėti po vieną, bet tai po vieną, po pusę, po pusantro, kad visiems. O lapai naudojami medetkų? Lapai panašiai tikslais naudojama, aišku, daugiau veiklių medžiagų turi žiedas įprasta yra, bet jeigu mokslinė literatūrai vesite folium, foliją, taip pat rasite daug, kartais irgi priešudegimiškai veikiantis. Taliams reikėdavo visiems toko uždraustas vaisių, žinau, kuo įdomesnį, mandresnį augalą. Ateina ten turiu, reiškia tau viškvai raudonėlį pagerk, bet tai mezimfortą gerina viškvai. Ne, raudonėlis paprašo, duok man ką nors įdomaus. Nu gerai, sakau, turiu hangurango šaknų.
Iš Antarktidos kilometrų gylio išgauta šaknė 100 eurų 10 gramų. Duok, susitaupysiu į skolą, bet duok šitą. Dažnai sakau, raudonėlis geriau tau suveikti. Arba kiolpenė šaknis, kur nieko nekainuoja. Ne, man duok ungurangų šaknį iš Antarktidos. Aš nieko prieš. Jeigu turi daug pinigų ir tau įdomiau yra ungurangų. Gerai. Bet pirmiausiai pažinti savo krašto augalus. Juodgalvė, Prunella vulgaris, paprastoji juodgalvė nuo juodos galvos, nes jos kai, pavyzdžiui, jau viskas branda pasiekiama, nužydė juodos tokias galvelės, ne, pievose. O kai žydė atrodo čiobrelių pridėta goros, ne? Kvapo nėra jokio, bet nuo kosulio taip pat pridės, vis tiek sumaišiai, vis tiek pagelbės. Bet pagrindė yra moduliuoja skydliaukės veiklą. Šitą mūsų gėrį, kuris visą hormoninę sistemą dažnai mūsų, ne, kiek visokių džiaugsmų ir sunkumų būna šuo. Hiperfunkcija, hipofunkcija, juodgalvė. Tai va dabar dar jinai žydė, galite tikrai dar naudoti juodgalvė. Prunella vulgaris, paprastoji juodgalvė. Žinot pelėvirkštį visi? Tai rodykit, ne, kad tu čia kalbėsi. Japonės pelėvirkštis, Japonija reinutrė. Nežinot, teko? Labai gražus rudenį gražiai žiedukės, tik rudenį pradeda žydėti. Dabar lapai gražus. Nuo Laimo ligos vienas iš geriausių augalų, kur praktiškai tokių mažai rasti. Būna kartais, nervai nelaiko, virš 50 kartais būna. Prakaitavimas, skausmos akmenos. Dažniausiai vaisiuose gamina moterims papildus, ne, izoflavonoidai, natūralūs hormonai, kaip augaliniai. Tai va, dobiliukas labai gerai menopauzės metu yra, estrogenų šaltinis natūralus. Kraujagyslių aterosklerozės profilaktikai raudona spalva, kraujas, kraujotaka geria aterosklerozės, kad neužakėtų tos kraujagyslės. Nuo kosulio ramina nervus. Tai dobiliukas labai skani, medum kvepianti arbata. Bet dobiliuką įdėjai šitelis 5 minutės neilgiau uždengus palaikai, jeigu ilgiau laikysi, pakvips ne medumi, o žuvienę. Kas taip yra pasakė? Dobiliuką nepasakė. Dobiliukas. Nu ką? Būna kartais, nervai nelaiko, virš 50 kartais būna. Prakaitavimas, skausmos akmenos. Dažniausiai vaisiuose gamina moterims papildus, ne, izoflavonoidai, natūralūs hormonai, kaip augaliniai. Tai va, dobiliukas labai gerai menopauzės metu yra, estrogenų šaltinis natūralus. Kraujagyslių aterosklerozės profilaktikai raudona spalva, kraujas, kraujotaka geria aterosklerozės, kad neužakėtų tos kraujagyslės. Nuo kosulio ramina nervus. Tai dobiliukas labai skani, medum kvepianti arbata. Bet dobiliuką įdėjai šitelis 5 minutės neilgiau uždengus palaikai, jeigu ilgiau laikysi, pakvips ne medumi, o žuvienę. Kas taip yra pasakė? Tai bus jūsų knygos. Va čia knyga, Lietuvos žaliasis rūbas. Labai gera. Geresnės dar kol kas. Tai plūdena atverčiu, žiūrėkit gerai, kaip jinai atrodo, nes tikrai, bet žinot, nu su samteliu nueinat prie vandens, pasėmet, po tekančiu vandeniu praplaunat, jeigu nežinot, ar švaus telkinys, ne? Paberėte plonai, pavytinat, kad vėjas prapustytų, biškutį išlapę nedėsi džiovyklą, įsidžiovini 300 laipsnių kokia temperatūroje, į miltelius paverti forbatinį šaukštelį 3 kartus per dieną, 2 mėnesius, fitoterapinis kursas ir geri. Arba skambini Balvočiūtei, duok man tinktūrą. Buteliukas toks, 50 ml, tamsaus stiklo buteliukas. Dabar neatsibudo 7 eurų, gal dabar kokie 9. Bet 2 buteliukus iš karto, 1 buteliukas 1 mėnesiui. Tai va, plūdena. Gerai? Nu, žinau, kad 300, bet 384 visai prieš pabaigą. Mažytis augalėlis, mažoji plūdena pirmas, va. Va, mažoji plūdena. Tas mažas augaliukas, nago kokie 10, čia dar labai didelis jisai yra. Mažoji plūdena. Nesumaišykite su 4, su daugiašakę maurę. Va tie kartu kažkaip mėgsta augti. Į Prienus važiavam kažkokių reikalų, su vaikais einam, tai tokia yra Sakūrų parkas Prienuose, jeigu žinojote. Žiūriu, plūdena, palauk, kažkokia didoka, žiūriu, tai maurė, tai plūdena ir viena šalia kitos, nesumaišykit su maurė. Daug kojyčių, tokių daugiašakę maurę, o reikia rinkti pirmą, mažoji plūdena.
šonė. Ir rodosi, gėdausi bažnyčiai, rodo, kaip gerai, kad čia visada gražiai šventė. Tik labai saulė. O Leipalingius buvo? Leipalingius, suprantat, kolektyvas Leipalingių. Bet apie kokią šventę kalba? Dabar va, paskutinį folkloro prieš savaitę, kada čia? A, druskininkuose, taip. Taip, bet sakau, Leipalingio kolektyvas buvo. Buvo. Nu, tai tarp kitko, tai vieną kitą pažįstamą, turim tai. Buvo, dainavo, daug jų ten, daug, gal kokio 15 net. Violončelė truputėlį mažesnė, kontrabosas didesnis. Čia kaip vadinasi? Basetlė. Aš palaiminga. Oho. Koks balsas storas. Nežinau, žinokit, šitiek pasirinkimų, kad... Tavo siuntiniuose va šitas va. Kaip maždaug, sakiau, skarelė, tai buvo statusas. Taip. O aš jauni, jūs mane, aš jauni, gerai. O, ką fain. Čia visi Gal dabiškai nesėda? Nu, kaip broli. Oi, tu sakalas tada, gerai? Oi, tu sakalai, sakalai, Lietuva štai lakioji, išlėkdamas, parlėkdamas, naujienas nešioji, išlėkdamas, parlėkdamas, naujienas nešioji. Ir atėjo tas vakaras, kai mes susitinkam trečiąjį kartą obelinė žolinėje. Ir tarp šitų obelų tradiciškai mes sugalvojam kokią nors parodą. Šiais metais jinai yra iš dviejų dalių. Vienoje yra skarukės, o kitoje yra gobtinės skaros. Ir tai yra labai smagu, kadangi dalyvauja ne tik Kauno rajono audėjos, bet ir muziejiniai eksponatai. Tai yra labai svarbu, kad mes galim 2 dienas unikaliai jas pačiupinėti, apžiūrėti, nufotografuoti, gal prisiminti, o gal mes kažkur tai dar vieną kokią kitą turime. Tai labai smagu, kad Kauno rajono muziejus sugalvoja šitą renginį ir toliau tęsia šitą veiklą. Ir man labai smagu pristatyti šios parodos kuratorę, mūsų visų aprengėją, pusę Lietuvos ir dar daugiau, mūsų auksinę adatą ir mano geriausią draugę Astą Vandytę, kuri pristatys. Girdėsi, tikrai. Kaip sakė Jolanta, taip, čia galimybė mums pamatyti ir muziejinius eksponatus, ir palyginti su šiandieninių audėjų darbais. Tai muziejiniai eksponatai yra ant kelių stendų. Šitame stende viršutinės skaros, anam kraštiniam stende iš Vilkaviškio skaros,
šitam stende viena su žaliais dryžiais skara ir čia va už nugaros, paskui prieisi ten gražiausi eksponatai yra iš Marijampolės muziejų. Galim pažiūrėti, kokios tos skaros. Tai didžioji skara buvo nešiojama dėl šilumos, jos buvo vilnonės ir faktiškai per visą Lietuvą panašios, bet jeigu lyginsime XIX amžiaus antrą pusę, tai galėtumėm rasti daugiau regioninių skirtumų, skirsis dzūkiškos skaros nuo žemaitiškų. Čia mes matom labiau suvalkietišką skarą. Tai Suvalkijoj skarose dominuoja ruda, pilka deriniai ir tokiu pustoniais derinama. Jeigu žiūrėtumėm į žemaitiškas skaras, tai ten daugiau rastumėm juodos ir raudonos spalvos derinių ir įvairaus languotumo, teoriškai. Bet tuo pačiu mes galim pasižiūrėti, kaip šiuolaikinės audėjos audžia. Ir ta šiuolaikinė audėja pasislėpusi čia už nugarų, Aldutę išlyskite, Aldona Valkauskienė, važiuokit va šitas stendas visas Aldonos karų, va tanas, va ten stendas visas Aldonos karų ir šitam stende dvi apačioj ir dar viena apatinė kitoj pusėje. Tai visos ponios Aldonos austos skaros. Audžia jinai visą gyvenimą staklėse. Per kiek laiko ta viena skara atsiranda? Greitai išduokit. Negaliu paslapti. Nė jokių būdų paslapti. Aš labai jau įpratęs, mieluoja, aš žinot, labai viską braviai darau, tai 3 dienos ir skara išaugs. Nu va, 3 dienos. Taip jau. Bet 3 pilnos dienos, ne valanda. Ne visai. Bet supratė. Taip, supratėmu. Sumetimu, taip. Bet aš taip jau visą dieną negalėčiau. Nu tai va, tai tom staklėse išsėdėti visą dieną irgi jau yra ką. Kai kam jau per sunku. Antroji mūsų parodos vyksmo dalis už takelio, už kelelio kabo skarelės pirktinės. Ir čia Gelgaudiškio bendruomenės pirmininkė, ponia Ilona, kur čia buvote, prašome papasakoti apie jūsų šitą inovaciją. Labas vakaras, ačiū už kvietimą, tikrai labai graži šventė. Tai aš Martišniui sakau, kaime į tokią švenčią taip pakviečia 2 donatus, 2 ten kažkokius ir visi susirenka ir ten suvažiuoja rajonas. Bet vat, jeigu pakvieti kažką tokio tautiško, kaimą, žinokit, jau nelabai supranta. Tai o mano skarelių idėja tai gimė iš to, kad pradėsiu nuo labai seniai, kai aš ištekėjau už vyro. Nežinojau dar, kad jo 2 tetos, kurios buvo nusprendusios neištekėti, pasiskyrė, kad jis jas turės nukaršyti. Ir aš kai ištekėjau, jau sužinojau, kad tame procese aš turėsiu dalyvauti. Nu tai mes kažkaip karšinom, tikrai labai smagiai karšinom, nes labai buvo geros tetos ir 10 metų jų nėra ir mes jas dar vis karšinam, nes tiesiog liko jų namai mum. Ir va tuose namuose kiekvieną kartą aš vis atrandu kažkokius lobius. Nusprendėm daryti giminės susitikimą ir aš galvoju, tai kuo papuošti sodybą. Ir vaikščiau po tą seną triobą, ieškau, kas čia galėtų. Ir randu aš jų, jos neturėjo vaikų, viskas buvo labai tvarkinga. Ir sudėtas visas maišelis skarelių, aš skaičiuoju jų ten 50, kadangi juodi 2, tai jų buvo daug vienodų tų skarelių. Ir aš kažkaip prieš tai galvojau, kad kur aš dėsiu, gal išmesiu, žinot, čia dar tada buvau jauna, prieš 10 metų. Ir tada galvoju, papuošiu aš tom skareliam ir paskui pakabysiu ant medžio ir tegul, kas nori, kam tetos kelia prisiminimų, tegul išsiveža tų skarelių. Nu, tas giminės susitikimas, tos skarelės plazda ir žinokit, kai pradėjo kabintis vieną skarelę, kitą skarelę, gal, o aš suvalkieti.
Galvoju, kaip aš nepagalvojau. Jo, paskui aš sakau, žinokit, nebūtina. Jeigu nenori, tikrai nereikia, sakau. Gal dar bus tų susitikimų ir mes dar čia pasipuošim. Nu, tada sako, jeigu tu nenori, tai mes neimsim. Gal tu, vat, kad tau nereiktų išmest, tai va taip mes susitarėm, tos skareliais lieka. Ir paskui po kiek laiko aš patampu bendruomenės pirmininkė ir aš artėja mamos diena ir aš galvoju, ką čia sugalvota mūsų gelgoniškai, tokio vat. Ir žinokit, nežinau, kaip ateina mintis, galvoju, taigi aš galiu dar pririnkti tų skarelių, sukabinti jas ir miške, reiškia, susiūt ant, o aš buvusi siuvėja, susiūt ant kažkokio šniūro ir padaryti parodą. Noriu padėkoti. Ne visi mėgsta tų padėkos raštų, bet popierius viską iškenčia astams. Tikrai. Popierius iškenčia ir lenkiamės iki žemės. Ačiū už draugystę, bendrystę. Išveriam tavo obuolienės. Būk sveika ir laiminga. Taip. Stovi taldutė dabar ir be dovanų mes negalime išleisti. Dar kol gyvos, dar stovim kaip bromai ir lauskit, čia dar tik 15, matėm dar daugiau. Tai ilgiausių metų, tai žaginių tada reikės Stasiuko mačyt, kad pamačytų. Būkit sveika, dirbkit Lietuvos labui. Taip, ir Gelgaudiškio bendruomenė atgaiva. Už draugystę, partnerystę ir dar ne paskutinį ruosų susitikimą. Ačiū labai už jautrumą ir už meilę tėvynei. Jos dainuoja, Altonė gros, vaikštom, fotografuojam, kalbamės. Tai tegul būna gyva paroda, kuri būtų neatsiejama nuo dainos, audimo, staklių ir žmogaus gyvenimo.
Kaip tik mums muzikos ir teatrūkų. O čia kas buvo? Ne, bus kalbu instrumentinė. Gerai, gerai. Mes truputį linksmesni. Labai gerai. Truputį linksmesni. O, pasiruošėm. Atrišas.
su jumis susitiksime vakarinėme koncerte. Ačiū labai. Nu, viršininkė, tai tu nors kukų pasakyk. Aš atvažiavau, sakau, Simona, ar buvo, sako, nematau į viskas. Mes jau prikišom pilvus ir jau nei kukų. A ne, nei kukų, jau labą vakarą, labai smagu matyti jūs visus. Ir jūs? Labai džiaugiamės. Pavalgėt jau, tai labai gerai. Einam, užsigruntuosim. Gerai, užsigruntuokit, pasidruokit ir lauksiu jūs. Čia medus, irgi girių kava. Čia žolelės, o čia graži panelė. Ir taip gražiai apsirengus, tai čia turbūt dar netgi ne tik pardavinės, bet ir šoks kažkur, ar dainuos. Ir dainuosim, viską darysim O čia koks kolektyvas? Aš iš Panevėžio Raskilos esu. Iš Raskilos, tai ten ir savo kūrybos dainų turi. Ne, ten Aukštaičių krašto dainos. Aukštaičių daugiausiai. Šokiai, dainos, muzika, viskas. Aišku. 200 gausime. O šitą tai ne, čia pončas tai ne, šitą 100. Tai čia ponė 3 rūšių Vilna. Bet jau čia kitų. Tėvai žinokit, jūs ir spalva čia, tamsiam žmogui. Čia pasidėk, ponė, pažiūrės draugai. Ne, aš neturiu. Ne, jūs ir priešų neturite. Šalavijas auga, šalavijėlis, šalavijas auga, šalavijėlis, šalavijas auga, šalavijo džiūtų. Giliuose mariuose, šalavijėlis, giliuose mariuose, šalavijo džiūtų. Giliuose mariuose, šalavijo džiūtų. Aš taip padariau prie jo. Aš tik vienas minutės palaisvavo. Pabūti aš vieną. Tai čia tie ragai tikri? Ne. O tikriausiai. Čia iš, čia ne iš karvės. Jaučio. Čia jaučio. Jaučio ragai. Čia jaučio ragai. Ką tu čia dabar? Ne, Kas dar negėrė gilių kavos? Tai, va, pagduosi. Va, tai tokie, ne toks puikuotis. Kaip pavytė, ne? Va, tai gerai, jau nori. Čia kaip vardas to gražuolio? Junė. Čia pas mus toks vardas, nes šiaip jos, kai pirkom šuniuką, tai jinai buvo pavadinta You Are The Universe, tai angliškai. Ir dabar Juni vardas tiesiog sutrumpinta. Tai lietuviškai visą. Pasakyk, mergelė, pasakyk, jaunoji, pasakyk.
Zapyškio kaip vadinasi? Aldonė.